Kiekvienas judesys, kiekviena sekundė ore, kiekvienas kritimas ir pakilimas, visa tai mane augino ir grūdino. Gimnastika man ne tik sportas, tai gyvenimo mokykla, kurioje išmokau nepasiduoti ir nuolat siekti aukščiau. Labas, aš esu Ūla, esu moterų sportinės gimnastikos rinktinės narė ir gimnastiką sportuoju jau 16 metų. Į gimnastiką mane atvedė tėvai, nes jiems ši sporto šaka labai patiko ir taip pat mano sesė čia atvedė. Ir kai aš buvau maža, aš nežinau, ar šis sportas yra man, tačiau gimnastika mane labai vežė ir dėl to aš čia likau ir taip pat aš įgijau labai daug įvairios patirties. Paskatino pasirinkti šią sporto šaką, tai pagrindiniai skatintojai buvo mano tėvai ir jie man labai daug padėjo gimnastikos karjeroje. Atsimenu savo pirmąsias treniruotės, man labai jos patikdavo, ypač ta dalis, kai gale treniruotės trenerė mums leisdavo žaisti slėpynių, jinai visą laiką ieškodavo ir tai būdavo pati geriausia treniruotės dalis. Taip pat atsimenu savo pirmąsias varžybas. Iš tikrųjų atmintyje neliko, kaip aš jose sudalyvavau, bet pamenu, kad buvau truputį nusivylus, kadangi medalius mums davė netikrus, o šokoladinius. Kalbant apie mano didžiausius pasiekimus, tai aš esu daugkartinė Lietuvos sportinės gimnastikos čempionė, taip pat tarptautinių varžybų prizinių vietų laimėtoja ir esu dalyvavusi 2 Europos čempionatuose. Įsimintiniausios varžybos man yra Europos čempionatai, kaip ir minėjau, dalyvavau 2 kartus juose ir dabar ruošiuosi dalyvauti 3 kartą Europos čempionate, kuris vyks Vokietijoje. Europos čempionatai man suteikė daugiausia patirties iš visų varžybų, perėjau daug sunkių situacijų, tokių kaip psichologinis spaudimas, stresas, įtampa, buvo ir nepasitikėjimo savimi. Bet aš taip pat įgavau ir labai daug pozityvių emocijų, kurios mane motyvavo eiti toliau šiuo keliu ir siekti savo tikslų. Jeigu kalbant toliau apie mano pasiekimus, tai kaip ir minėjau, aš esu daugkartinė Lietuvos čempionė, bet iš tikrųjų man labiau patinka dalyvauti kitose šalyse, tai tarptautinėse varžybose ir esu ne kartą laimėjusi prizinės vietas tiek ir daugiakovėje, tiek finaluose ant atskirų prietaisų. Iš tikrųjų esu labai dėkinga, kad galiu atstovauti savo šalį ir žinau, kad Lietuvoje sportinė gimnastika nėra populiarus sportas ir dalyvaudama varžybose aš jaučiu labai didelį atsakomybės jausmą, norisi atlikti pratimus ir sudalyvauti kiek įmanoma geriau ir būna labai gilūs jausmai, kai tu girdi, kad minima yra tavo šalis, kad iškeliama jos vėliava ir dar džiugiau būna, kai tu gali atsistoti ant pakylos ir reprezentuoti savo šalį. Kaip vyksta mano treniruotės, tai jos yra visą laiką skirtingos, monotoniškumo jose nėra ir taip pat treniruotės pobūdis priklauso nuo to, ar vyksta pasiruošimas varžyboms ar ne. Ir daug kas galvoja, kad gimnastika, tai mes ateinam, pasivartom saltus, padarom špagatus ir viskas, bet iš tikrųjų čia yra labai reikalingas bendro fizinio pasiruošimas, yra daug jėgos elementų, dinamikos elementų, na ir taip pat vyksta darbas ant prietaisų ir naujų elementų mokymasis. Jeigu kalbant apie tai, kaip aš derinu mokslus ir sportą, tai sportininkai turi labai mažai laisvalaikio ir tai yra sunku suderinti, nes švietimo sistema nesuteikia kažkokių kitokių sąlygų sportininkams ir nepalengvina nieko. Tai salėje vis tiek praleidi labai daug laiko ir po to skubi mokytis, bet aš manau, kad tai taip pat ugdo labai didelę valią, nes galime pastebėti, kad sportininkai yra žmonės, kurie labai užsibrėžtai siekia savo tikslų ir jie gali jų pasiekti ne tik sporte, bet ir kitose srityse. Ir aš lygiai taip pat derinu universitetą ir savo treniruotės. Tai yra sunku tiek fiziškai, tiek psichologiškai, tačiau toks yra mano gyvenimo būdas ir aš taip siekiu savo tikslų.
Mano mėgstamiausias prietaisas yra šuolis ir man jis labiausiai patinka dėl to, nes per varžybas aš gaunu ant jo daugiausia adrenalino ir čia yra toks staigus prietaisas, kur reikalauja daug sprogstamos jėgos, dėl to jis man labiausiai patinka. Mane labiausiai motyvuoja sportuoti tas džiugesys, emocijos, kurios kyla, kai tu išmoksti naujų elementų, kai laimi varžybose, pasieki savo tikslus. Taip pat prie visų laimėjimų prisideda ir sunkumai sporte. Pas mane dažniausiai sunkumai būna dėl nuovargio arba psichologinių momentų, kurių turi kiekvienas sportininkas, tačiau tai yra sutvarkoma ir visą laiką laikina. O jeigu kalbant apie traumas, tai sunkiau buvo, kai turėjau stres lūžius, nes tuomet ruošiausi varžyboms ir negalėjau dirbti pilnu pajėgumu. Dalyvaujant varžybose kyla daug streso ir aš lygiai taip pat jį patiriu. Prieš varžybas man su įtampos visokiais klausimais padeda tėvai, o per varžybas mano treneris visą laiką žino, ką ir kur kada pasakyti ir man tai labai padeda. Ir taip pat aš turiu dar ir savo metodikas, kurias taikau per varžybas, kad sumažinti tą įtampą. Jeigu kalbant apie gimnastikos situaciją Lietuvoje, tai galiu pasakyti, kad jinai yra gana kebli, dėl to, nes matau, kad yra daug ką kur tobulinti ir norisi, kad būtų geriau, nes tai yra graži, stipri ir labai įdomi sporto šaka. Labai smagu, jeigu būtų dedama daugiau pastangų, kad parodyti žmonėms šią sporto šaką ir sudominti juos. Yra labai džiugu, kad vaikai apskritai turi galimybę ateiti į gimnastiką ir sportuoti, tačiau dėmesio vis tiek šiai sporto šakai trūksta ir reikėtų daugiau pastangų, kad pagerinti treniruočių sąlygas ir galimybės. Nepaisant visų sunkumų, su kuriais aš susiduriu sporte, aš esu labai dėkinga, kad aš galiu tiek metų sportuoti, dalyvauti varžybose atstovaudama Lietuvą ir įgyti daug patirties. Taip pat patiriu labai daug pozityvių emocijų, kurios mane priverčia judėti toliau.